Tai va, šiandien VLDC esu blogiau nei pasiruošęs. Nesu pasiruošęs, tiksliau nespėjau ir šiaip sunki trasa, nes reikia bėgius junginėti. O man sunku su viena ranka ir vairuoti ir su šitą bėgius jungiu, tipo, bet kartais nepataikau, kartais taip ir taip. Šiaip neturėjau laiko šią savaitę treniruotis tai trasai. Skiem 6 mepinom ir vakar vis dieną skyriau treniruotėm ir nepasižiūrėjau, kad buvau gazų, nes kalibravęs. Tai vakar visą dieną šunį ant udegos, nes su 80% gazų te važiavau, tai patys suprantat, kad čia sunkus reikalas. Tai važiuoju dabar pasitreniruosiu dar pusvalanduką, tada bus briefingas ir tada kvalą. Tikiuosi gal praeisiu, kaip nors gal nepraeisiu. Nu, čia kaip Dievas duos. Nu ir bandom, statau GoPro ir žiūrėsim, kas čia vyksta. Tai va, šiandien pirms rans. Ne pirms, tiksliau pirms ant kameros. Dabar čia jokių net nebandysiu važiuoti. Bandysiu tik tais sutvarkyti reikalus su savo lydu. O, pirms jas važinėjams. Nice! Crazy. Tas daiktas jau man čia neerzina. Labai sunkiai. Ir trukdo. Apšilinėjom. Bus kaip bus. Vis tiek reikia paimti kažkokią, tiek geriau bus nei nieko, nes vis tiek su jauduliu tvarkytis kažkaip reikia. Realybėj, čia tas jaudulys toks pat, tai dėl to ir važiuosiu, vien dėl to, kad tą jaudulį tvarkytis iki sezono. Nu, štai važiavimas jau pat, kaip norėčiau bent jau padaryti. Tai va, po to nebefilmavau, nes GoPro išsikrojo, bet pasidariau kelis važiavimus gerus, iš 10 5 geri būn, kiti 5 tokie, kai va man plaukai. Tai, nežinau, laukiam briefing ir žiūrėsim, bus kaip bus. Skau, reikia pasimti bent šiek tiek to priminimo, koks yra prieš startą. Jaudulys ir tą išnaudosim ateinančiam sezonui bent jau. Tai va, po VLDC jau atslūgus emocijoms, tai papasakosiu kaip sekės. Kažkokiu tai būdu kvalą praėjau. Pirmam rane nekoks važiavimas buvo. Tai pirmam važiavime vietoje 4 dūriau į 2 pasistatymą, tai dėl to 0. Forshift komanda, Mantas Augustinas. Pradedam važiavimą, žalia šviesa užsidegė. Na va, pirmasis truputį panašu, kad susijaudina Mantas. Aišku, nėra lengva pirmam atidaryti kvalifikaciją. Panašu, kad pirmam važiavime kvepia nuliukų Mantui. Ten jau net nesistengiau bevažiuoti, o antram važiavime kažkokiu būdu kem 3 taškai, kurių pakako praeiti kvalifikaciją. Kol jam bus duodamas startas ir Mantas pajuda. Labai neblogas pasistatymas, kol kas
Ai, bet truputį trūksta kampo, čia labai didelis backwardas, ko teisėjai briefingė prašė iš dalyvių, kad nedarytų ir vos neapsisuka, labai didelė korekcija. Bet trasą visgi įveikė. Šiaip džiaugiuosi, nes tada gavau taškų metinius rezultatuose bus iš pirmo etapo, bent jau. Tai dėl to džiaugiuosi. Top 3-2 tai pabudu padarėm klaidų, tai one more time'as. Ir keliaujam toliau, Paulius Šinkūnas ir Mantas Augustinas. Mantas iš karto taip jau ir užsikampina Paulius. Labai užsikampina ir Mantas netgi atsilikęs pradžiai vis tiek sugeba pavyti. Ir užsidaryti. Tas turbūt panašus, bet visgi kažkaip sugebėjo susidoroti. O dabar lydra nematom, pasistatymė išleistą ratą. Bet klaida toli gražu, net tokia didelė kaip Pauliaus. Ir blokai, ir ok. 2-0. Nu ir tada aš savo vairo nepagavimo techniką bandžiau parodyti. NDC komandos atstovas prieš Mantą Augustiną. Orshift. Labai ankstyva iniciacija iš Manto. Ai, Mantas panašu, kad jau nebesusitvarko. Tuo tarpu susitvarkė daugiau mažiau savo klaidas. Na, manau, viskas aišku. Čia turbūt verdiktas bus kaip ir aiškus. Jo. Mantai bulių nekasam žiemą. Ir gavas, kad pralaimėjau top 3-2, nu, bet taškus susirinkom. Nėra tas blogai. Tai va, kiek mačiau, Forshiftas ir metiniai lentelė pirmėsom, tai laukiam dabar kitų etapų. Nes jau kitą savaitę greičiausiai būsiu be gipso. Aišku, bus reikalų, kol pradėsiu valyti ranką, bet manau, kad jau bus kitam etapė tikrai daug geriau ir lengviau važiuoti.